tonight. I'm gonna be loving you, kissing you, hold you in my arms tonight. I'm gonna be loving you, kissing you, I'm gonna love you tonight. Jau sveiki, su jumis esu aš, Modestas, ir šiame pirmame vaizdo įraše kalbėsime apie viską, nes totaliai apie viską, tarkim, kad ir pasiemam pirmą temą bendravimas ir visų pirma, kas yra bendravimas. Kaip aš suprantu bendravimą, tai tarkim man liūdna arba man labai linksma, man labai gera, aš jaučiuosi puikiai ir aš noriu pabendrauti su tavim. Ir mes tada kalbam taip pat apie viską, kaip ir šis vaizdo įrašas. Kalbam apie žmonės, kalbam apie internetą, kalbam apie pinigus, kalbam apie rūbus, kalbam apie maistą ir taip toliau. Ir tikrųjų bendravimas susideda iš kelių pagrindinių dalių. Tai kai tu tiesiog bendrauji, tu kalbi, arba tu aiškindamas gestuoji savo rankom. Tada dar trečias, tu dar kažką rodai, tarkim, už manęs siena, žalios spalvos. Ir dar keletas dalykų, kuriuos galėčiau paminėti, tai pavyzdžiui, filmai, ar ne? Taip pat eina į daugybę temų, kurias abstrakčiai apibendrinsime. Ir tarkim, susitinki tu su draugu, drauge, ir tu vakar seniau tokį filmą nesveiką žiūrėjau. Ten jisai toks nesveikas buvo. Kuo jisai toks nesveikas? Tuo, kad jisai mane priblaškė. O tipo priblaškė kuo? Iš vis koks jo žanras buvo. Aš tiksliai neatsimenu jo žanro, bet ten galbūt fantastinis, nes aš mačiau Ateivius ir šiaip ten buvo kažkoks skystis su 8 kojom. Jo, iš tikrųjų, man jau šitie veikėjai, apie kuriuos būtų man draugas papasakęs, tas skystis, tos 8 kojos. Jo, kažkas daro mano laiptinėje remontą, trukdo man ką kurti, kalbėti. Tiesiog dabar iškrito visos mintys. Jo, realiai, jeigu pradėjom apie bendravimą, dar norėčiau tirti keletą sakinių. Tai, tarkim, mes bendraujame šiek tiek vis kitaip, ar ne? Tarkim, bendraujame prieš kamerą visai kitaip. Bendraujame su žmonėm irgi visai kitaip ir netgi su žmonėm atskirų, nežinau kaip pavadinti, atskirų nesluoksnių, tačiau atskirų asmenybių, gal tiksliau. Su atskiromis asmenybėmis mes bendraujam vis kitaip. Mūsų bendravimas skiriasi įvairiose vietose, tarkim darbe, mokykloj, dar kažkur tai, darbe, mokykloj, kieme arba gatvėj, panašiai čia kažkas. Ir iš tikrųjų čia yra kaip ir tas būdas išreikšti save, ar ne? Ir čia kaip savęs pažinimo kelias, ar ne? Vienas mes save pažįstame, arba yra tokių, kurie savęs nepažįsta. Tiesiog čia yra kažkas šiek tiek aukščiau nei tarkim žemė, gamta, ar ne? Tai truputį savoka kita, kuri tavo atstoja, tarkim, tavo emocijas, tavo judesius, tavo logiką, tavo mąstymą į tai, ką tu matai. Ir pavyzdžiui, vienas save atranda vis kitaip. Vieni atranda per sportą, tarkim, hobius, per kažką tokio, ką jie mėgsta veikti, į kažką tiki, ar ne? Treti ten iš vis susigalvoja savas teorijas ir, tarkim, meditaciją ir panašiai. Toliau ką aš dar galiu pasakoti ir išreikšti savo nuomonę, tai apie tai, ką tu veiki atėjęs į namus, ar ne? Taip pat, čia irgi vienas iš tų dalykų, tu ateini iš mokyklos, tu atsėdi prie kompo ir tu kažką veiki prie kompo. Tu grįžti iš darbo, tu atsėdi prie kompo, arba tu eini miegot, arba tu valgai, arba tu varai po dušu. Yra dar daugybė variantų, tu eini į lauką, tu dar kažką veiki, tiesiog susigalvoji savo daugiau veiksmo. Iš tikrųjų, užimtumas yra labai geras dalykas.
dalykas, nes kai tu randi to, ko tu nori ir tai tavo tikslas, tu jo sieki, tai tu jauti malonumą ir iš tikrųjų galbūt nieks nenustebs, jeigu pasakysiu, kad būna tokių charizmatiškų ir energetinių žmonių, kurie dirbdami arba kažką pasakodami ir sakydami suteikia tau taip pat kažkokį jausmą, kuris tave užveda. Tai logiškai mąstant, tu, tarkim, norėdamas skleisti kažkokią energiją, tarkim, mama, gavau 10 šiandieną, mama gauna, jaučiu kažkokį tai impulsą, kad jo, tu maladė, tenkis daugiau. Arba tarkim, grįžta vyras iš darbo ir sako, mona, yra štuka lyto ant stalo. Čia irgi veiksmas persirtulioja, tarkim, į miegamąjį, ar ne? Ir dar taipogi, ko, tarkim, trūksta kai kuriuose vakarėliuose, ar ne? Trūksta to, kad kažkas būtų veiksminga, tarkim, sėdi, dainuoja, ar ne? Sėdi, pasakoja istorijas, anekdotus, sėdi ir iš vis vaidini kažką, jo, diskutuoja ir taip toliau. Tai padaro tą atmosferą aukščiau kažko, kuri pakelia visas, tarkim, mintis tavo kažkurį didesnį lygmenį ir tada tu, tarkim, supranti tai, ko negalėjai suprasti šiek tiek anksčiau, tu taip tobulėjai. Aš realiai galbūt nemoku išreikšti šiek tiek minčių, bet bandau tai padaryti. Dar galėčiau papasakoti, tarkim, apie muzikos stilius, ar ne? Kiekvienas turim savo, kaip ir susikūrė atskirą kultūrą, kuri, tarkim, ir asocijuoja tave su tam tikru muzikos stilium, tarkim, man patinka žiauriai house'as, man patinka progresyvas, man patinka transas, kuriem patinka regis, junglas, kai kuriem ten psi, dar kitam minimalas, techno, rokas, metalas ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, suvedus visus skirtingus žmonės, kiekvieno, kuriam patinka vis skirtinga muzika, aš garantuoju, jie atrastų gana daug bendrų dalykų ir kai kurių net gali pasikeisti muzikos stilius, čia priklauso nuo asmenybės. Tarkim, aš klausiau house'ą, bet aš sutikau draugą, kuris klauso regi ir aš pradėjau klausyti regi, nes mano draugas yra labai zajebys ir pavyzdžiui, čia yra daugmaž kaip ryšys. Jeigu tau smagu su tuo draugu, tarkim, kažką veikti, vaikščioti, tarkim, po parduotuvės arba karti po medžius, tai kodėlgi ne? Pokyčiai visą laiką yra į naudą. Visą laiką, nesvarbu kokie pokyčiai, bet jeigu tu keitiesi, keičiasi tavo aplinka, tu pirmauji kai kuriuose sferose į tą savo įtiesiamą savęs atpažinimo kelią. Dar daugybę dalykų galėčiau pasakyti apie tarkim, zodiako ženklus, ar ne? Ir jeigu mes žiūrim į žvaigždės ir matom ten žvaigždės mėnulį, ten kažkokius susidariusius energetinius laukus ir visa kita, kas mums nėra suprantama, ar ne? Mes dar iki tiek nesame įėję, kad aš ten matau žvaigždę ir aš galėčiau pasakyti, kokį čia ten žvaigždė ir iš kurios ten galaktikos jinai yra, ar ten kažko tokio. Tu pradedi mąstyti ir domėtis tuo, kas tau nėra pažįstama ir kas tau yra galbūt šiek tiek keista. Bet dar kitas dalykas, kad